Garbė Jėzui Kristui, mėly broliai ir seserys, kaip ir kiekvieną 13 dieną Šiluvoje, kiekvieno mėnesio 13 dieną, 11 valandą skelbiama katechezė. Šis mėnuo yra ypatingas, pagerbėme mergelę Mariją, tai jūsų dėmesiui moters pranešimas, tai kviečiu įdėmiai klausytis. Ir pranešėja Ingrida Vosaitytė, teologė, Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto absolventė, teologijos licencijatė, taigi baigusi teologiją, ir jos tema apie natūralų šeimos planavimą. Jeigu kažkam ši tema atrodo tolima, vis dėlto yra tų žmonių, kuriuos pažįstam, kuriems galime vieną ar kitą mintį perteikti. Paprastai tai, ką girdim, yra svarbu ne tik tai mums, ne tik tai mūsų gyvenimui, bet taip pat ir mūsų artimiesiems, tiems žmonėms, kuriuos pažįstame. Tai vieną ar kitą temą, vieną ar kitą žodį, vieną ar kitą sąvoką galima perduoti ir kitiems. Taigi kviečiu įdėmiai klausytis apie šeimos planavimą, nes Marija yra šeimų karalienė, Marija yra ta, kuriai rūpi šeimos, kuriai rūpi šis pasaulis ir aišku mūsų tėvynė Lietuva. Te globoja Marija jūsų šeimas, te globoja jūsų vaikus, jūsų anūkus ir mus visus ir te padeda mums visiems, kad Lietuva neįsivaikščiotų, kad Lietuva būtų gausi ir kad kiekvienoj šeimoj Marija globotų gyvybę nuo jos prasidėjimo iki natūralios mirties. Taigi gyvybė te būna gerbiama kiekvienoj šeimoj ir kiekviena šeima tegul su džiaugsmu gerbė kiekvieną šeimos narį. Taigi te laimina Viešpats mūsų klausytojus ir te laimina Viešpats Ingridą, kuri netrukus jums visiems bylos. Garbė Jėzui Kristui. Šį mėnesį Kauno arkivyskupija meldžiasi už vaikus Lietuvoje ir prašo mergelės Marijos užtarimo moterims, puoselėjant motinystės dovaną. Juk tu mano širdį sukūrei, užmezgei mane motinos įsčiose. Perfrazuojant psalmisto žodžius, kiekviena gyvybė yra Dievo dovana. Kaip ir pati motinystė yra graži dovana, atspindinti paties Dievo meilę mums. Izaijo knygoje Dievas sako: kaip motina guodžia savo kūdikį, aš taip pat jūs guosiu. Tai rodo, kad motinos rūpestinga, nesavanaudiška meilė yra Dievo meilės mums atspindys. O jaunutė Marija sako Dievui taip ir tampa pavyzdžiu visoms moterims, motinoms, nes ji priėmė savo pašaukimą su tikėjimu ir nuolankumu. Ir visgi, stebint demografinius procesus Lietuvoje, matome, kad ši dovana šiai dienai priimama labai rezervuotai. Anądien man skambino draugė, kvietė padiskutuoti temą, kodėl mes norime vaikų. Vaikščiojame miške, kalbėjome, kaip ilgu ir dar trokšta širdis susilaukti mažylio. Tačiau biologiniai faktai tokie kaip sveikata, amžius, ekonominė situacija šeimoje, atsakomybė prieš esančius vaikus, senstantys bei vis dažniau sergantys tėvai, karo neramumai kaimyninėje šalyje bei pasaulyje, o galų gale poilsio ir pagyvenimo savo poreikis vis šią mintį turėti dar vieną vaikelį išsklaido. Pati aš dirbu su vaisingo biologinio amžiaus šeimomis ir kasdienėse konsultacijose išgirstu labai panašius dalykus. Jau pakankamai pribuvom vaisingi ir prisidauginom. Nenorim pastoti. Arba esame jauni, tuokiamės ir norim pagyventi dar savo, susikurti gerbuvį, baigti studijas, susikurti namus, planuosime vaikus, kai jiems galėsime duoti geresnį gyvenimą. Iš tiesų gyvename pasaulyje, kuriame daugelis žmonių nesiryžta priimti tėvystės dovanos dėl aibės priežasčių. Bažnyčia, suprasdama mūsų laikų sudėtingumą ir iššūkius, visgi skatina atvirumą gyvybei.
mums primena, kad vaikai yra viešpaties dovana, įsčių vaisius palaiminimas. Lyg strėlės galiūno rankoje yra jaunystėje žmogui gimę sūnus. Laimingas žmogus turintis daug tokių strėlių, jis niekada nebus nugalėtas, kai susikirs su priešais vartuose. O popiežius Pranciškus apaštališkajame paraginime Amoris Laetitia primena, kad meilė visada teikia gyvybę ir ragina pasitikėti Dievo apvaizdą net sunkumo akivaizdoje. Arba būna konsultacijose sutinku kitas šeimas, turinčias begalinį troškimą tapti tėvais, pirmąjį, o gal kažkelintą kartą ir klausia, kur mūsų vaisingumo dovana? Mus Dievas apleido ir prie stalo sėdasi su biologiniu nevaisingumu susidūrusi šeima. Pastaruoju metu vis dažniau sutinku ir tokių šeimų, kurios nevaisingumo skausmui įveikti rinkosi atlikti pagalbinio apvaisinimo procedūras. Ir šiuo metu, nors ir vaikelio ant rankų nelaiko, tačiau turi 1, kelis ar 14 šaldytų embrionų, kurie liko sukurti po pagalbinio apvaisinimo. Pasimetę, nežinantys, ką daryti, nusivylę patirtimi, į kurią sudėję buvo savo viltis, tačiau nepavyko. Taigi, nešiojausi draugės klausimą, o kodėl mes norime, nenorime tų vaikų. Turiu prisipažinti, kad būdama daugiavaikė mama, būdavo nejaukiai pasijausdavau, kai ūgtelėjus mažyliui vėl širdyje sukirbėdavo vaiko ilgesys. Vienu metu įsigijom šunį, juk dabar taip madinga savo motinystės ilgesiu sudėti, pasirenkant vis įspūdingesnį augintinį. Turiu pastebėti, kad auginti gyvūną nėra tas pats, kas auginti žmogų. Nėra tas pats, kas megzti santykių su asmeniu. Ilgai to ilgesio vis naujų šunimi tikrai neužkiši. Taigi, klausimas niekur nedingo. Kodėl mes norime, nenorime tų vaikų? Širdies džiaugsmui supratau, kad labai yra normalu norėti būti mama. Kažin ar moteriškumas ir mamiškumas iš viso atskiriami dalykai. O nenorėti būti mama yra kažkas prieš moters pašaukimą. Atsitikęs trūkis, neleidžiantis pilnutinai išgyventi to, kas esu. Iškreipiantis tikrovę, neleidžiantis išgirsti širdies gilumoje slypinti pašaukimą. Vedantis į pasimetimą, savęs nesupratimą ir nepriėmimą. Tik nepulkite manęs teisti, puikiai žinau, kad ne visos moteris turi biologinių vaikų, ne visos gali jų turėti. Ne visų gyvenimai susiklosto taip, kad galinti turėti jų turės. Ne kiekviena yra pašaukta biologiniai motinystiai. Kalbėdama, jog normalu norėti būti mama, turiu mintyje, kad moters pašaukime yra motinystės kodas, motiniškas žvilgsnis į aplinką, motiniška tikrovės pajauta. Jonas Paulius II apaštališkajame laiške Mulieris Dignitatem apie moters kilnumą ir pašaukimą rašo, jog moters motinystė, pradedant vaiko pradėjimu ir baigiant jo gimimu, yra biopsichologinis ir psichinis procesas. Tačiau ragina neapsiriboti vien tik biofiziologinę moters ir motinystės interpretaciją. Motinystė yra susijusi su asmenine, moteriškos būtybės struktūra ir asmeniniu dovanos dydžiu. Tai reiškia moters pasirengimą tokiam savęs pačios atidavimui ir naujo gyvenimo priėmimui. Bažnyčios dokumentai taip pat primena, kad žmogus gali save visiškai surasti tik tai nuoširdžiai pats save atiduodamas kitam. Bažnyčia mums primena apie džiaugsmą ir pasitenkinimą, kylantį iš save dovanojančios meilės, kuri yra motinystės širdis. O kas tas kitas? Kam kitam moteris gali save atiduoti, dovanoti, kad save visiškai surastų? Šiandien meldžiamės už vaikus Lietuvoje ir prašome mergelės Marijos užtarimo moterims, puoselėjant motinystės dovaną.
Gyvename kultūroje, kurioje planuojama. Ypač pamačius savo ribotumą, rodos nėra kaip dovanotis. Tad reikalingas planas ir vaikams. Kai dar nelaikas, kai jau gana, kai jau negaliu, kai dar nenoriu ir taip toliau, pasaulis siūlo vaikų planui įgyvendinti, pasitelkti kontracepciją. Visas priemonės bei aktyvius veiksmus, kad konkretų lytinį aktą padarytų nevaisingą. Kitaip tariant, kontracepcija yra visa tai, kas nukreipta prieš naujos gyvybės pradėjimą ir tai aiškiai parodo paties žodžio kontracepcija etimologiją. Lotyniškai kontra yra prieš, cepcijo pastojimas. Bažnyčios mokymas aiškiai pasisako, kad kontracepcija yra iš esmės blogis ir nelaimina jos naudojimo šeimos gimimų reguliavimui. Sako, kad tai priemonė, kurią naudojant neišreiškiamas visiškas vienas kitam sutuoktinių dovanojimasis. Jie ne tik nedviprasmiškai yra apibrėžtai atmetamas atvirumas naujai gyvybei, bet ir iš esmės klastojama pati santuokinė meilė, pašaukta būti viso asmens dovanojimuisi. Ir nuo 1930 metų šią temą iš esmės bažnyčia nieko naujo nepasako. Mums tik primena, kad kiekvienas sutuoktinių lytinis aktas turi būti atviras gyvybei. O bet kokios kontracepcijos pasirinkimas yra iš esmės blogis, nuodėmė. Nes sutuoktiniai sąmoningai ir tikslingai naudojantis bet kokios rūšies kontracepciją, priemonės ar veiksmus, įsivaizduoja esą gyvybės šaltinių viešpačiai. Tai yra gyvybės lėmėjai, nes jie patys savo konkrečiais aktyviais veiksmais, rengdamiesi lytiniam aktui, jie atlikdami ar jau atlikę šį aktą padaro nevaisingą. Rodos, keldama šį nepatogų klausimą šiuolaikiniai šeimai, visų pirma bažnyčia mums primena, kad santuokinis lytinis aktas yra geras ir gražus, kylantis iš Dievo meilės. Antra, tai yra besąlygiškas visiško savęs dovanojimosi aktas. Trečia, santuokinis lytinis aktas savo prigimtimi, būdamas gyvybės pradėjimo aktas, yra skirtas ne tik gyvybei pradėti, bet ir meiliai tarp vyro ir žmonos išreikšti. Ketvirta, šie du tikslai turi būti neatsiejami. Negalima reikšti meilę, neigiant gyvybę. Ir visgi, tikinčiųjų apklausų tyrimai rodo, kad absoliuti dauguma, kurie sekmadieniais lankosi šventose mišiose ir gyvenantys santuokinį gyvenimą, šio bažnyčios mokymo nesirenka, jo nepaiso ir renkasi kontraceptinį gyvenimo būdą. Kontra prieš cepcijo pastojimą. Gyvename visuomenėje, kuri savo elgesiu yra nusiteikusi prieš pastojimą. Jei siekiame tik lytinio malonumo, pašaliname bent vieną santuokinio lytinio akto paskirčių, arba mylėti, arba pradėti gyvybę, keičiasi ne tik asmenų santykis, kūno veiksmų ir kūno kalba laužoma santuokos priesaika, save dovanoti pilnutinai, laisva valia, ištikimai ir vaisingoje meilėje, bet ir keičiasi pasaulio suvokimas. Įsigali kontraceptinis mąstymas. Jonas Paulius II sakė, tai yra mirties kultūra. Tada ir lytiniai santykiai be vaikų tampa norma ir vaikų pradėjimas be lytinių santykių taip pat. Bažnyčia mus kviečia eiti kitu keliu. Atsakingos tėvystės keliu. Maldingai santykyje su Dievu aptikti, ar yra rimtos priežastys nėštumui atidėti. O jos gali būti įvairios. Ir jei nėštumo atidėjimas būtinas, tuomet pasitelkti vaisingumo pažinimo žinias, natūralaus šeimos planavimo metodus ir praktikuoti laikiną susivaldymą vaisingųjų periodų, kur pora gali pastoti. Bažnyčia sako, kad laikini susilaikymai, savistaba ir moters nevaisingumo laikotarpiais paremti gimimų reguliavimo metodai yra suderinami su objektyviais moralės kriterijais. Tais metodais išsaugoma pagarba sutuoktinių kūnui, skatinama švelni meilė vienas kitam
ir padedama ugdyti tikroji laisvė. Ugdyti susivaldymo dorybę, kuri neštų tikrąjį džiaugsmą, duotų Kanos vyną santuokai, netaip jau ir paprasta. Tai gyvenimo ir dar 2 žmonių užduotis. Ar mes tikrai privalome laikyti šio bažnyčio mokymo? Yra klausiančių pas mane konsultacijų metu. Ne, neprivalome. Mes tai renkamės. Renkamės laisva valia. Kaip ir visa kita tikėjime. Neturėti kitų dievų, sekmadienį švęsti, gerbti tėvą ir motiną, nežudyti, nepaleistuvauti, nevogti, nekalbėti netiesos, negeisti svetimo vyro, moters ir turto, pasninkauti ir remti bažnyčią, mylėti savo artimą, įskaitant ir priešą, ne mažiau nei patys save. O tai ar visada lengva? Bažnyčios misija yra ne primesti, bet siūlyti gyvybės Evangelijos grožį. Kaip sakė šventasis Jonas Paulius II, nebijokite priimti Kristaus ir priimti jo galios. Plačiai atverkite duris Kristui. Tai apima ir motinystės duris. O Marija, užtark mus pas Dievą puoselėjant motinystės dovaną. Nelengva pasirinkti bažnyčios mokymą ir akistaton susidūrus su nepastojimu. Nevaisingumas yra diagnozė, o nepastojimas tam tikras laikas, kai dar nėra diagnozės. Bet pora nepastoja greitai. Nepastojimo momentas yra baisus. Ir baisumas ištinka nepriklausomai, ar turi jau vaikų, ar niekada jų neturėjai. Nepastojimo, nevaisingumo skausmas sutinkamas ir daugelio šventojo rašto šeimų istorijose. Abraomas ir Sara, Izaokas ir Rebeka, Jokūbas ir Rachelė, Elkana ir Ona, Zacharijas ir Elzbieta ir taip toliau. O ar žinojote, kad mergelės Marijos tėvai irgi buvo nevaisingi? Joakimas ir Ona šventose rašytiniuose šaltiniuose minimi kaip nevaisinga pora. Taigi, grįžtam prie šventojo rašto. Pirmieji 100 šventojo rašto puslapių pasakoja 4 šeimų nevaisingumo istorijas. Pasakojimo herojai išgyvena nerimą, įtampą, beprasmybę. Abramas klausė viešpaties, kas jam iš dovanų, jei jis lieka bevaikis. Rachelė jaučia gėdą, nes negali susilaukti vaikų. Nevaisingumo situacijas lydi pyktis, pavydas, matant, kaip gyvena kitas, suprantant, kad svajonės neišsipildo. Motinystės dovaną sunku įsivaizduoti be tėvystės. Nevaisingumą išgyvena ir vyrai. Štai Izaokas maldauja viešpatį už savo žmoną, nes ji yra nevaisinga. Ir kokia maldos galia? Izaoko žmona pradeda lauktis dvynių. Vyrai veikia, kalbasi su Dievu, kalbasi su žmona ir būna šeimoje kyla konfliktų. Kai Rachelė iš pavydo ir nevilties šaukia, kad mirs, jei neturės vaikų, nežinantis, ką daryti, Jokūbas supyksta ir atkerta, kad jis ne visagalis. Ne Dievas. Ir šioje krizėje esantis Jokūbas su Rachelė imasi tvarkyti reikalų, kaip patys supranta. Rachelė pasiūlo tarnaitę vyrui, kad ji nuo jo pastotų. Šiai dienai tai būtų vadinama surogacija. Surogacija naudojasi ir Sara, ir Lėja, ir surogacija vyksta ir šiais laikais. Būna, kad dėl nevaisingumo poros išsiskiria, ar renkasi daug moralinių ir etinių iššūkių keliančių gydymo būdų. Lietuvoje yra nemažai šeimų patiriančių nevaisingumo kryžių, vienaip ar kitaip sprendžiančių šį iššūkį. Nemaža dalis katalikų pasirenka atlikti pagalbinio apvaisinimo procedūras. Katalikų bažnyčia yra aiškiai suformulavusi moralius pagalbinio apvaisinimo principus, kurie neprieštarauja žmogaus, sukurto pagal Dievo paveikslą ir panašumą orumui. Trumpai
tai gydymo būdas ar procedūra yra moraliai priimtina, kuomet veiksmas padeda atlikti santuokinį lytinį aktą ir tokie gydymo veiksmai yra leistini. O tie, kurie pakeičia arba siekia pakeisti santuokinį lytinį aktą, kelia rimtų moralinių prieštarų. Viena tų prieštarų yra žmogaus embrionų sukūrimas ir jų šaldymas. Vis daugiau šeimų išbandę pagalbinio apvaisinimo procedūras bei nepastoja, ieško kitų būdų vaisingumo iššūkiams spręsti, bet kreipiasi jau turinti savo vaikų, tik jie yra šaldyti mėgintuvėliuose. O būna, kad ir gimsta vaikų tokiu būdu, tačiau dar laukia keli vėlgi šaldyti mėgintuvėliuose. Šeimos būna nusivylę teiktą medicininę priežiūrą, galbūt pavargę nuo medikamentų ir viltis, neviltis kalnelių. Galbūt dėl kitų priežasčių poros nenori grįžti į tą medicininį kelią ir savo šaldytus embrionus palieka neaiškiam laikui. Katalikų bažnyčia moko, kad kiekviena žmogaus gyvybė nuo pat pradėjimo momento yra šventa ir turi būti gerbiama. Šis tikėjimas apima ir embrionus. Kalbant apie užšaldytus embrionus, bažnyčia pripažįsta, kad jie tikrai yra sunkioje padėtyje. Tikėjimo mokslo kongregacija savo dokumente Dignitas Persone teigia, žmogus turi būti gerbiamas ir traktuojamas kaip asmuo nuo pradėjimo momento. Todėl nuo to paties momento turi būti pripažįstamos jo kaip asmens teisės, tarp kurių pirmiausia yra neliečiama kiekvieno nekalto žmogaus teisė į gyvybę. Tad esant jau sukurtiems embrionams svarbu kuo greičiau pasirūpinti jų kėlimu į mamos įsčias. Ir vėl kreipiuosi į mamą Mariją prašydama užtarti mus, kad negimę vaikeliai, visi Lietuvoje esantys šaldyti embrionai, būtų kuo greičiau priimti kaip dovanos, kad moteris galėtų save dovanoti tam kitam, kad atrastų save ir jai patikėtą motinystės dovaną. Visgi, su nevaisingumo problema susiduriančias poras bažnyčia ragina ieškoti moralių, etiškų gydymo būdų, kurie gerbtų žmogaus asmens orumą ir santuokinį aktą, susilaikyti nuo pagalbinio apvaisinimo procedūrų. Šiandien yra keletas tokių vaisingumo funkciją atkurti siekiančių gydymo būdų, įskaitant naprotechnologiją, FEM, tai medicinos sritis, kurios pasitelkia vaisingumo pažinimo duomenis, siekia atstatyti tiek moters, tiek vyro sveikatą, kad pora galėtų pastoti santuokinio lytinio akto metu. Šventajame rašte pasakotos nevaisingų šeimų istorijos yra senos. Tačiau šiandieninis žmogus išgyvena tą pačią dramą. Atrodo, gyvenimas savo esme yra toks pat. Kyla tie patys žmogiškojo gyvenimo klausimai, tie patys iššūkiai, nors ir skiria keli tūkstančiai metų. Šventasis raštas retai pasako, kad žmogaus pasirinkimas yra geras ar blogas. Veikiau parodo, kur žmogų šeimą nuvedė vienoks ar kitoks sprendimas. Iš ko galima pažinti ne tik kaip Dievas veikia ir myli mus, bet ir kaip žmogus savo sprendimais pasirenka. Gyvenimą džiaugsmingą ar ne. Šventasis raštas skaudžiomis šeimų istorijomis nesibaigia. Tuose pačiuose 100 puslapių skaitome, kad Dievas turi planą ir veikia vaisingai ir nevaisingumo istorijoje, nes myli žmogų. Netrodos protu neįmanomose situacijose įvyksta stebuklas, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Dievas ieško žmogaus. Žmogus ramybę randa tik susitikęs su juo. Nevaisingumo skausmą pora gali išgyventi prasmingai. Dievas neišlaisvina mūsų nuo kančios. Jis išlaisvina mus per kančią. Dažnai kalbama, kad nevaisingumas, nors ir fizinis sveikatos sutrikimas, tačiau akivaizdu, kad nevaisingumo patirtis turi įtakos ir asmens psichologiniai, emociniai, seksualiniai ir dvasiniai sveikatai.
O dabar vis daugiau Mėly pastebima, Marijos kad radijo nevaisingumo klausytojai, kelyje kviečiame žmogui likti gali drauge su kilti ir Marijos dvasinis radiju sukrėtimas. artimiausiu metu Bet nemaža dalis 11:30 klinikų rožinio malda. pasaulyje jau svarsto ir dvasinės pagalbos teikimą bei įveda diagnozę dvasinis sutrikimas. Bažnyčia pabrėžia, kad fizinis nevaisingumas nėra absoliutus blogis, išreiškia pagarbą pačiai situacijai. Taip pat kreipia poras vienytis su Kristumi, kad pilnatviškai išgyventų santuokinį vaisingumą ir jo pašaukimą. Nes nevaisingumo būseną išgyvenančių porų pašaukimas yra ne mažesnis nei kitų šeimų. Kai vyras ir žmona susiduria su sielvartu ir liūdesiu, kad negali natūraliai susilaukti savo vaikų, jie vis tiek gali realizuoti savo tėviškus ir motiniškus troškimus kitais, prasmingais, vaisingais ir mylinčiais būdais. Sutuoktiniai krikštu ir savo pašaukimu santuokai yra kviečiami bendradarbiauti su Dievu, kuriant naują žmoniją. Kelias į santuokinį vaisingumą nebūtinai yra biologinis. Bažnyčia ragina biologinį nevaisingumą patiriančias poras apsvarstyti įsivaikinimo galimybę ir tokiu būdu priimti vaiką į savo šeimą. Kaip rašo Jokūbas, tyras ir nesuteptas pamaldumas Dievo, mūsų tėvo akyse, yra rūpintis našlaičiais ir našlėmis jų sielvarte ir sergėti save nesuterštą šiuo pasauliu. Visų pirma, bažnyčia kviečia poras pasitikėti Dievo apvaizdą ir rasti išsipildymą jame. Be to žinome, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems. Vaisingumo kelias, kuris neša palaiminimą kitam, gali suteikti pasitenkinimą, džiaugsmą ir santuokinio vaisingumo išsipildymą. Pašaukimas mylėti yra pašaukimas savęs dovanojimui ir tai yra galimybė, kuriai negali užkirsti kelio jokia fizinė būklė. Ten, kur mokslas dar neatrado atsakymo, šviesą suteikiantis atsakymas kyla iš Kristaus. Švenčiausioji mergelė Marija, užtark mus, puoselėjant motinystės dovaną, kuri peržengia biologinės motinystės slenkstį. Dvasinė motinystė yra graži ir gili mūsų tikėjimo sąvoka. Ji reiškia vaidmenį, kurį moteris, nesvarbu ar jos yra biologinės motinos ar ne, atlieka puoselėdamos kitų žmonių dvasinį gyvenimą. Kaip motina puoselėja savo vaiką. Tai matyti iš daugelio šventųjų gyvenimo. Pavyzdžiui, šventosios Teresės iš Lisijo, kuri nepaisant to, kad gyveno vienuolyne savo maldomis ir raštais, daugeliui tapo dvasinę motiną. Švenčiausioji mergelė Marija yra tobulas dvasinės motinystės pavyzdys. Jie Dievas išrinko Jėzaus motiną, o kartu ir visos žmonijos dvasinę motiną. Kai Jėzus buvo ant kryžiaus, jis tarė Jonui: štai tavo motina. Tą akimirką Jėzus atidavė mums Mariją kaip mūsų dvasinę motiną. Marijos dvasiniai motinystei būdingas visiškas paklusnumas Dievo valiai, gilus maldos gyvenimas ir užjaučianti širdis. Jis savo širdyje apmąstė Dievo žodį ir stovėjo šalia Jėzaus ir jo kančios metu. Jos gyvenimas liudija dvasinės motinystės galią. Bažnyčia moko, kad visos moterys tam tikrų būdų yra pašauktos būti dvasinėmis motinomis. Tai kyla iš supratimo, kad visi krikščionys, vyrai ir moterys, yra pašaukti dalyvauti bažnyčios dvasinės motinystės misijoje, kurios tikslas atvesti sielas pas Kristų. Kaip šventajame rašte šventasis Paulius laiške Galatams sako: mano vaikeliai, kuriuos aš ir vėl su skausmu gimdau, kol jumyse išryškės Kristaus atvaizdas. Tokia yra dvasinės motinystės esmė – dirbti meilėje, kol Kristus susiformuos kitose. Dvasinė motinystė gali būti įvairių formų. Tai gali būti močiutė,
besimeldžianti už savo anūkus, mokytoja vedanti savo mokinius tikėjimo keliu, moteris teikianti dvasinį vadovavimą, ar vienuolė užtarianti pasaulį, krikšto mama, sutvirtinimo mama. Tai meilės, pasiaukojimo ir dvasinės globos pašaukimas. Popiežius Pranciškus yra kalbėjęs apie moterų svarbą bažnyčioje. Jisai sakė, moteris turi mums daug ką pasakyti šiuolaikinėje visuomenėje. Kartais esame pernelyg vyriški ir nepaliekame vietos moterims, tačiau moteris mato dalykus kitų kampų nei vyrai. Kitomis akimis. Moteris geba kelti klausimus, kurių vyrai nepajėgia suprasti. Taigi, ar tai būtų biologinė, ar tai dvasinė motinystė, bažnyčia patvirtina unikalų ir nepakeičiamą moterų vaidmenį dvasinėme žmonijos augime. Esame pašauktos sekti Marijos dvasinę motinystę. Nesvarbu, ar esame biologinės motinos, ar ne. Savo maldomis, Evangelijos liudijimu ir meilės darbais galime ugdyti kitų žmonių tikėjimą. Moteriškumas nėra atskirtas nuo motiniškumo. Ir kaip, o Dieve, priimti tuos vaikus, kaip dovanas, kai spaudžia tiek atsakomybių, baimių, svarstymo ir nerimo, troškimų bei mano pačios asmeninės valios apraiškų. O kur ta vaisingumo riba, kur tų dovanų galas? 1, 2, 6 ar 15 vaikų. Mano, ne mano, artimų. Kartą diskutuojant su drauge, ji mane ramino, kad normalu jausti sumišimą, nes kai Marijai angelas į bliūdus nusileido su žinia, ji irgi švelniai tariant pasimetusi buvo. Tad nenuleiskime akių nuo Kristaus, kabinkime mamai, kad ir į skverną, ji priima ir myli kiekvieną. Ji kiekvieną veda pas sūnų, kad sutiktume tėvą, jo valią pažindami ir priimdami. Ir šiandien, šį mėnesį, Kauno arkivyskupija meldžiasi už vaikus Lietuvoje ir prašo mergelės Marijos užtarimo moterims puoselėjant motinystės dovaną.